Sveiki sugrįžę mokiniai. Praeitoje pamokoje turėjome galimybę išbandyti dar vieną smagią programą ir stebėti jos veikimą Arduino plokštės simuliatoriuje. O galbūt klasėje turėdami fizinę plokštę galėjote kodą išbandyti ir gyvai? Nežinau kaip jūs, tačiau pavykęs kodas mane džiugina tarsi nedidelę pergalę. Nuostabu, kad kažkokiu lygiu jau gebame kalbėti su kompiuteriais jiems suprantama kalba ir matyti, kaip jie vykdo mūsų užklausas. Šiandienos pamokoje išbandysime kiek sudėtingesnį ir realiai pritaikomą projektą. Tarkime, kad artėja Lietuvos nepriklausomybės diena, o jūsų mokykla ruošiasi iškilmingai šventei. Mokyklos direktorius nori, kad šventė būtų ypatinga ir įsimintina, tad kreipiasi į informatikos mokytoją su prašymu sukurti kažką inovatyvaus, kas galėtų atspindėti mokyklos bendruomenės patriotizmą ir kūrybiškumą. Mokytojai pasiūlė idėją – sukurti Lietuvos vėliavos spalvų animaciją su NeoPixel LED juosta, kurią galėtų įgyvendinti mokiniai ir tai papuoštų mokyklos įėjimą. Mokytojai subūrė entuziastingų mokinių komandą, kurie, naudodami savo programavimo ir elektronikos žinias, sukurs šį įspūdingą projektą. Taip mokiniai galės ne tik parodyti savo techninius įgūdžius, bet ir prisidėti prie mokyklos šventės grožio ir išskirtinumo. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Pirmoje kodo eilutėje include komanda įtraukia kito failo turinį į dabartinį failą. Šiuo atveju įtraukiama Adafruit NeoPixel biblioteka, kurioje yra funkcijos skirtos valdyti NeoPixel LED juostas. Plačiau apie bibliotekas ir jų naudojimą papasakosiu kitose pamokose. Toliau matome komandą define, apibrėžiančią simbolius, kurie vėliau yra pakeičiami jų reikšmėmis prieš kompiliaciją. Šiuo atveju yra apibrėžiami du konstantai. Skaitmeninis skaičius PIN, prie kurio prijungta NeoPixel juosta, ir pikselių skaičius 12, kuris nurodo bendrą LED švieselių skaičių juostoje, taigi 12. Tolimesnėje eilutėje yra sukuriamas Adafruit NeoPixel įrankis. Tai bus tarsi tarpininkas, kuris padės valdyti LED juostą. Čia esanti reikšmė pikselių skaičius nurodys LED švieselių skaičių. PIN žymės skaitmeninį kaištį, prie kurio bus prijungta juosta, o Neo reikšmė nurodys spalvų formatą ir duomenų perdavimo greitį. Toliau apibrėžiamas uždelsimo laikas milisekundėmis tarp spalvų keitimo. Taip pat nustatome spalvas, kurios bus naudojamas Lietuvos vėliavai atvaizduoti ant LED juostos. Kiekviena spalva yra apibrėžiama kaip skaičių rinkinys, kuris nurodo, kiek geltonos, žalios ir raudonos šviesos turi būti sumaišyta, kad gautume norimą spalvą. Toks metodas vadinamas RGB spalvų modeliu. Čia taip pat matome Void Setup funkciją, kuri yra vykdoma tik kartą, kai programa pradeda veikti. Ji inicijuoja NeoPixel biblioteką, kad paruoštų juostą darbui. Loop ciklo funkcija nurodoma, kad veiksmas bus vykdomas nuolatos, bet to čia vyksta pagrindinė programos logika – rodomos vėliavos spalvos. Paeiliui einančios funkcijos rodyti spalva nurodo spalvas, kurios po vieną užpildys visą NeoPixel juostą 1 sekundės intervalais. Delay funkcijos pagalba nurodome, kad toks vaizdas turėtų būti šiek tiek uždelstas jau pradžioje nustatytų intervalų. Toliau norime, kad visos spalvos būtų rodomas juostoje kartu. Tam naudojama funkcija rodyti vėliavą su 3 sekundžių uždelsimu. Tuomet norime, kad kiekviena spalva būtų rodoma per visą juostą. Funkcijos rodyti spalvą užpildo visą LED juostą viena pasirinkta spalva. Pikseliai setPixelColor padeda nustatyti LED spalvą, o pikseliai show rodo visus pasikeitimus ekrane. Čia vėl yra naudojamas uždelsimas. Galiausiai vėliavos spalvos rodomas eilutėje. Funkcija int segmento ilgis nurodo pikselių skaičių 3. Kadangi vėliava turi 3 spalvas, visas LED juostos ilgis yra padalyjamas iš 3. Taigi šiuo atveju, turint 12 LED, kiekvienas segmentas bus 4 LED ilgio. Pirmojo, tai yra geltono segmento užpildymą pažymi ciklas for.
Kiekvienam LED šiame segmente nustatoma geltona spalva. Set Pixel Color nurodo konkretaus LED spalvą. Antrasis segmentas yra užpildomas žalia spalva ir yra pažymima, kad pradžia skaičiuojama nuo segmento ilgio pabaigos iki dvigubo segmento ilgio. Trečiasis, tai yra raudonai užpildytas segmentas, yra paskutinis. Čia nurodoma, kad pradžia skaičiuojama nuo dvigubo segmento ilgio iki viso LED juostos ilgio. Vėl matome funkciją Pixeliai Show, veikiančią lyg play mygtukas. Kai programa nustato, kokiu būdu spalvos turi šviesti kiekviename LED, ši komanda parodo rezultatą. Na, o dabar, kai jau turime kodą, sugrįžkime į Tinkercad platformą ir pratestuokime programą. Kaip jau tikriausiai numanote, tam mums prireiks Arduino plokštės Uno R3. Prie jos turėsime prijungti ir NeoPixel juostas, kurios yra universalus įrankis, leidžiantis kurti įvairius šviesos efektus. Kiekvienas LED diodas juostoje gali būti individualiai valdomas, todėl galima sukurti sudėtingas animacijas ir spalvų perėjimus. Šiam projektui pasirinksime 8 ir 4 LED juostas. Tokiu būdu iš viso turėsime 12 LED, tad kiekvienai spalvai, tai yra geltonai, žaliai ir raudonai, atiteks 4 LED. Tam, kad LED juostos veiktų kartu, jas turime atitinkamai sujungti virtualiais laidais. Na, o dabar sujunkime pilną LED juostą su Arduino plokšte. Nuo LED juostos GDN taško, nurodančio žemę, angliškai ground, tiesime laidą iki Arduino plokštės GDN taško. GDN yra bendras taškas visai elektroniniai grandiniai, nuo kurio matuojama įtampa. Sujungiant abiejų įrenginių GDN taškus, užtikriname, kad jie turi bendrą atskaitos tašką. Tuomet iš LED juostos 5 V taško tiesiame laidą į Arduino plokštės 5 V tašką. 5 V reiškia 5 V įtampą, kuri reikalinga LED juostos veikimui. Sujungę šiuos taškus užtikriname reikiamą juostos maitinimą. Jeigu įtampa bus per maža, juosta švies silpnai arba visai nešvies, o jeigu bus per didelė, gali perdegti. Galiausiai, nuo LED juostos DIN taško vedame laidą į Arduino plokštės tašką PIN2. DIN reiškia Data In, taigi tai duomenų įvesties taškas LED juostai. Per šį tašką Arduino plokštė siunčia informaciją apie tai, kokia spalva ir kokiu intensyvumu turi šviesti kiekvienas LED diodas juostoje. Tuo tarpu PIN2 yra skaitmeninė išvestis, kurią nurodėme kode duomenų siuntimui į LED juostą. Beliko Arduino platformoje parašytą kodą nukopijuoti į Tinkercad darbalaukį. Turbūt jau pamenate, kad jį rasime pasirinkę Code, o tuomet Text. Įklijavę kodą galime išbandyti programos veikimą mygtuku Start Simulation. Kaip matome, programa veikia ir paeiliui rodo mūsų nurodytas spalvų animacijas. Be abejonių esant reikiamybei algoritmą galime keisti ir tobulinti, tačiau tikiu, kad toks projekto įgyvendinimas tikrai pradžiugintų mokyklos direktorių ir mokinius. Taigi, mokiniai, praėjome nemažą kelią C++ programavimo kalbos įmantrybėse. Tik priminsiu, kad net jeigu kai kurios kodo rašymo dalys vis dar atrodo nesuprantamos, praktikuodamėsi savarankiškai su laiku perprasite C++ ypatumus. Tad linkiu jums kantrybės ir iki susitikimo kitoje pamokoje.